mėšlo. Dar ir tėtis važiuoja kartu, reikia pasišerti telyčias, nes jų pašiūriai dar kol kas mėšlo nevalysim. O dabar ką, einam prie įdomiausio, tai konkurso nugalėtojai. Įdėjau visus vardus ir automatiškai programa išrinko nugalėtojus. Tai pasižiūrėkim, kaip sekėsi. Kai pamatysit, susisiekit su manim per Facebooką arba pačioj paliksiu elektroninį paštą. Parašykite man savo adresus, ne namų adresus, o artimiausio paštomato adresus, telefono numerius. Dar pasižiūrėsiu tiksliai, kokios informacijos reikės. Ir tada išsiųsiu jums kepurėlės su Eko ūkio logotipu. Vėliau jau turiu viską, tik tai dar neparodžiau, tai vėliau įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo kepurėlės. Tai sveikinu nugalėtojus. O mes ką, važiuojam kabint mėšlą. Tai mėšlui valyt gal ir ne pats tinkamiausias oras, aišku, kažkiek pašalę, bet nėra visai tobulą. Tai dabar pasikratom šiaudų mėšlą aikštutėj mūsų. Įmėsim dar porą rulonų šiaudų pasveršius, kad turėtų ką veikti, kol valysim mėšlą. Nes jie pradės badytis, durniuoti, geriau iš karto įmest, kad būtų veiklos. Dabar dar miltų sėda. Bet jo, aikštutė porą rulonų šiaudų išsikratys. Dar pavasarį aplinkui sudėsim kaupą tokį, kad nebėgtų srutos niekur, nors čia ir taip nieks nebėga. Bet jo, pasitvarkysim, pasidarysim, o dabar ką, einam pakuot rulonų.
Nu va ir puikiai, visa pašiūrė išvalyta, pakreikta, pašerta. O, mėšlo nebėra, vietos daugybė atsirado. Taip, ir verčiai džiaugiasi. Vos neprisidirbau. Va čia su šake kabinau, kaušo šake kabinau girdyklą, bet viskas gerai baigėsi, Tai va, čia dar nėra reikalo valyti ir nežinau, kada čia valysiu. Ar iš vis čia reiks valyti. Nu dar sausis, kovas tikrai gyvuliai laikysis. Ko gero, palaukit, koks sausis, kovas dar visas vasaris. Teks įsivalyti dar ir čia. Bet vėliau kažkada. Greitai man jau pavasaris galvoj. Jau aš pavasario laukiu. Jo. Super. Labai lengvai išsivalė, nesitikėjau. Ką, lekiam, nėra laiko. Lekiam į tvartą. Toliau darbuotis. Šert, mėšlą valyt. Tai va, veršiam čia dar įsimetė rulonus. Tai biški pagrindas pasidarė. Bus geriau. Gulėjo jie čia, kol mėšlą valiau. Nu, baili. Ateik. Ateik, gerutis. Ne, iššoksi tu per tvorą. Nereikia man tokių bairių. Nu ko, laukia čia sustoja. Ko norėtumėt? Ką? Ateik. Ko norėtumėt? Čia sustoja. Ką? Ko norėtumėt? Miltų reikia įpilt, ką? Norit miltų? Nu to įpilsiu. To įpilsim. Tai va, pasidavė miltučių. Mama gal kol miltų sėda, aš prie jo prieičiau, ką? Draugelį. Geras. Tik. Ne, iš karto reaguoja, ką pasakau. Taip. Kaip jūs juos prisijaukinat šitus? Kur būna su karve visą vasarą ir paskui reikia jį prisijaukinti. Kaip tai padaro? Vis tiek gyvulis turi būti rankinis. Nu čia jo, dabar atrodo gilu, vietos daugiau iš karto kažkaip pasidaro. Čia kokia situacija. Gerai situacija. Gerai, reikia šitiem pasiduot miltų. A ne? Ir tu nori, taip? Nori. Tai va, miltų pasiduoda. Kitais metais norėtųsi tokį projektą padaryti, kad, pavyzdžiui, čia būtų tokia skylė, bet ten tokio dydžio būtų, kad veršis prakištų tik galvą. Čia apačioj būtų loviai miltų ir man nereiktų laipiot. Tiesiog čia papili lovius miltų, jie iškiša galvą į rėdą.
Tai gautųsi toks kaip savotiškas šėrimo takas. Ir būtų daug paprasčiau. Čia va gerai, kaip prie lovys prie sienos. Gal ir tą reiktų prisistumti, tada nereiktų taip laipėt. O ne? Balvonai. Eikit ten, du ėda, čia jūs keturiesi. Nepaaiškinsi. Tai dar pas juos laižalai baigėsi, reikia pastatyti. Druskos reiktų nusipirkti, nes irgi baigėsi. Viskas baigėsi. Nu, o vakar šiek tiek padirbėta buvo su to mėšlo. Iš tikrųjų nepasakyčiau, kad žemė čia labai smarkiai išsimaigė. Nu kaip yra purvina, bet tikrai nebaisiai. Čia galėjo būti iki traktoriaus tilto, bet taip nėra. O mėšlo tai kaip ir visai nemažai. Krūvelė yra. Tai dabar su mėšlu praeitais metais buvo berods 10 kratytuvų, 8 tonų kratytuvos, nu tai sakykim 80 tonų. Tai šiemet gali būti kažkas apie 160, būtų labai gerai. Kuo daugiau kratytuvų, to geriau. Suprantama, aišku, daugiau ir darbo, bet man geriau daugiau mėšlo. Dar žiūrėkit, koksai bairis. Vakar pašėrėm telyčias, čia avižų šiaudai, ten šienas. Avižų šiaudų šią naktį, nu per parą daugiau suėdė negu šieno. Tai va, kai jas šėri, tai šiaudų paduodė. Aišku, šėrėm šiaudų kas antrą kartą. Tai būna vietoj šieno dar siloso kokio pastatom ar kažką, nu, tai va, maišosi tie pašarai, bet ekologiški avižų šiaudai, juose dar yra ir daug šieno. Žolių paprasčiausiai daug būna ir kviečių šiauduose daug žolių, tai jos labai ėda. Tai gaunasi vos ne tas pats, kas pašaras. Žiūri į mane visas, galvoju, ką tu čia darai? Ką tu čia darai, galvoju? Mūrai, ką ten stebi? Ką ten nori pamatyti? Ką? Eina savo koks kakas pulė. Murlotas. Kad tokie visi jūs būtumėt. Aišku, mūras jau šiek tiek vyresnis gaunasi, jau virš 2 metų. Žandai pilni, gramulą jie, ne savo. Vakar, kol mėšrą valau, tėtis sako, vos nosis į burbulą įlenda girdyklas. Didelis mūras. Jau. Šiaudukai, va kokie. Geri. Gal dar yra avižėlių kokių čia randat pakramtytą, ne? Turėtų rasti. O, tie sutvarkė jau miltus atsigrūda. Puikiai, pašiūrį šiandien labai geras oras. Nu ką, kai mano dičkė gyvena. Ką, kai mano dičkė gyvena. Gerai gyvena, tai. Bet ant kiek telyčias yra švaresnis gyvulys, nei kad veršiai. Taip. Ko norėtum? Sakyk labas. Geruoti. Tai va, dar atvažiavau į sandėlį čia pažiūrėt. Turiu va pūdymam, grikių visokių, garstyčių dar va 3 maišai likę. Tai neblogai dar pūdymui turėsiu. Nemažas plotas pūdymo, šiemet gal 14 hektarų bus. Tai reikia susitvarkyti, aš atvažiavau tai pažiūrėt. Kažkur yra avižų dar senų. Jas jau tokios biški pagriauštos. Reikia ištraukti 3 maišai vasenyjų. Reikia susitvarkyti. O ką, šitam video turbūt būtų tiek. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ir pasimatysim kitam video. Iki.